Atidaryk verslo sąskaitą SEB banke. Augantiems kasdien. Labas rytas, brangūs žiūrovai, šiandieną sveikinu su jumis iš Vilniaus universiteto tiksliųjų mokslų mekos. Ateities milijonieriai kartu su manimi Leonardo Pobedonosovu šiandieną startuoja čia. Ir čia aš prisipažinsiu, kad šiame gyvenime kažkaip nelemta man buvo užmegzti draugystę su matematika, skaičiais ir kas žino, galbūt būtų viskas kitaip, jeigu mano mokslo laikais būtų licėjus. Tad šiandieną susipažinsime su kompanija, kuri išrado didžiausią švietimo inovaciją Lietuvoje. Ir kaip gerai, kad šitoje kelionėje mane lydės mano bičiulė Rūta, kuri skaičių pasaulyje kaip žuvis vandenyje. Labas, Rūta! Gerai matyti tavo šypsena, tavo ta žalia spalva. Turiu vieną klausimą. Kodėl vaikams reikalinga matematika, tikslieji mokslai? Tai pirmiausia skatina loginį vaikų mąstymą, loginį. Padeda problemą spręsti, suvokti pasaulį. Ir verslininkam būsimiems, kaip galima daryti verslą, jeigu nesupranti, kiek tu gali uždirbti milijoną, ne? Taip. Tai jau tai viena būtų motyvacija. Taip, ne visigi nori būti verslininkais. Taip. Teisingai. Vis tiek man reikia? Įsivaizduok savo gyvenimą, atsikeli ryte, kada keliesi? Anksti šiandieną ypač. Bet keliesi su žadintuvu, ar ne? Žiūriu laiką, planuojasi, ne? Įsivaizduok, jeigu tai darytum su nuojauta. Tai tau 8 valandą būtų viena 8 valandą, pas kitą būtų 8 valandą vėl kitokia. Kas vyktų pasaulyje? Chaosas. Būtent. Klausyk, tu pažįsti licėjaus išradėjus? Ne, bet labai noriu susipažinti. Tiesiog degu ir labai įdomu, ką jie planuoja, ką daro. Yra suplanuotas susitikimas pagal laiką, pagal logiką, kaip sakoma, einam pas jas. Gerai. Licėjaus kompanija sukūrė programą, kuri pasitelkus dirbtinį intelektą padeda moksleiviams pasiruošti matematikos egzaminams savarankiškai. Ja jau naudojasi virš 30 000 moksleivių. Ir vos prieš keletą savaičių kompanija nuskynė net 140 000 eurų investiciją iš Google remiamo fondo. Taip. Šis startuolis jau šauna į aukštumas. Pokalbį, žinoma, pradedu nuo svarbiausio klausimo. Šiandien jūs šventoje trybėje susirinkote ir turbūt visi jau esate milijonieriai, ne? Kaip sakant, norėtume, bet širdį mes, kaip sakant, tikrai turtingi ir darome dalykus atitinkamai, kad ir pavyktų, kaip sakant. Apie prasmę kalba. Jo, bet visai kaip ne kaip tikslingas kalba. Keisto. Kaip politikas labai. O jūs puikiai matematiką išmanėt mokslo laikais, gerai baigėt egzaminus? Vyko taip, papasakok savo istoriją, man atrodo, aš jaučiu geriausias. Įdomiausias, man gana prastai matematika sekėsi ir taip ir gimė šitą idėją ir po to aš jau ją turėdamas susitikom su Mantu, kuris irgi turėjo savo idėją. Kiek gavai iš valstybinio egzamino? Gėda sakyti, nežinau, ar gerai verslai sakyti. Na kiek? Aš gavau 22 balus. Į universitetą galėjai įstoti su tokiais pažymiais? Stojau, viskas gerai. 3 bendrai kūrėjai. Mykolas, kuriam nesisekė matematika, Mantas, kuris turėjo idėją, kaip tai pataisyti, ir Vilija, šio dalyko mokytoja, parašiusi greičiausiai daugiausia matematikos vadovėlių šalyje, suvienijo jėgas ir ėmėsi darbo. Ir jūs sukūrėte platformą, kuri padeda mokiniams paprastai, kur kas paprasčiau nei mokykloje, mokytis matematikos. Taip, pirmtakas buvo iš tikrųjų dėlioti bendrai platformą, kuri galėtų atsekti vaikų ankstesnių klasių žinių spragas ir būtent nukreipti į turinį, kuris gali padėti užglaistyti tas spragas ir sėkmingai judėti į priekį. Ir gavosi taip, kad matematika tais metais, kai mes pradėjom kurti platformą, 35% Lietuvos abiturientų neišlaikė matematikos valstybinio brandos egzamino, 40% neišlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo. Ir mes tiesiog galvojom, kad tikrai tiek personalizuotas ugdymas, tiek, sakykime, šita aiški problema vedė į tai, kad, reikia daryti sprendimą. Plius asmeninės ambicijos ir asmeninės nuoskaudos, sakykime, su to, kad nepavyko, norėjom padaryti platformą, kuri padėtų kitiems sėkmingai progresuoti į priekį. Tiesa, iš pradžių jie buvo dviese.
Tačiau Mykolas ir Mantas suprato, kad be profesionalios pagalbos patys turinio reikalingo moksleivių matematinėms spragoms užkamšyti jie nesukurs. Vyrukai užsibrėžė susirasti geriausią šalyje matematikos mokytoją ir įtikinti ją dirbti kartu. Kaip ir kodėl Vilija šiais dviem jaunuoliais nusprendė patikėti? Jie susirado mane iš interneto. Aš buvau padarius tam tikras vaizdo pamokas ir jie tam jiems patiko, jie susirado, jie mane pasikvietė, bet aš pakvietimų gaunu daug ir tiesiog atsitiktinai nusprendžiau išklausyti šitų dviejų jaunų žmonių, bet kai aš išklausiau, aš supratau, kad jie pirmas dalykas labai protingi, antras dalykas labai darbštus, trečias dalykas idėja yra žiauriai vežanti. Jinai tokia labai reikšminga ir man pasirodė, kad čia gali būti kažkas nuostabaus ir aš džiaugiuosi, kad aš prisijungiau. 20 uždavinukas. Mums reikia čia tiesiog sutvarkyti va štai šitą trupmeną ir mes galėsime surasti tą iksiuką, kuriuo mūsų prašo. Dabar Vilija savo jaunesnius kolegas pamoko ne tik matematikos, bet ir gyvenimo paslapčių. Taigi, koksgi tas iksiukas? Aišku, jis yra lygus 3. Ir baigta. O Mantas atskleidžia, kad be pradinių piniginių investicijų jiem taip toli nueiti ir jau dabar vos po kelių metų darbo turėti net 30 000 e-licėjumi besinaudojančių moksleivių būtų neįmanoma. Gavosi, kad patikėjo mūsų idėją labai nuostabus investuotojai. Tai vat Litbano vieni iš įkūrėjų, Junior Achievementų fondas, Mariaus Jakulio Jasono fondas ir investavo į mumis 200 000 eurų tam, kad galėtume mes padaryti platformos pirmtaką ir pasiekti kiek įmanoma greičiau vartotojus. Ir per tą laiką susirinkom investicijas su rekordišku greičiu per 4-5 mėnesius panašiai ir tada pradėjom daryti. Visas programavimas, visas, kaip pasakykim, pradėjo dūzgė mūsų bitės aplinkui visos, mes darbo dėliojamės darbus ir volia spėjom pasiekti tą rezultatą ir 23 mokslo metų, 24-25 dabar mes esam antram savo e-licėjaus sezone. Tai va taip va. Kas buvo ta vinis, kad investuotojus paskatino investuoti? Kai kalbėjom visai neseniai su tokiu vienu irgi direktoriumi, sako, nu, aš jumis tikiu, sako, nes jūs iš jūsų akių, sako, dega, sako. Man sunku nusėdėti, nes tu sudeginsi mane. Degančias akis. Tai kas buvo tas tikriausiai X faktorius? Tai tiesiog buvo to, kad labai didžiulė problema buvo. 35% neišlaikiusių, kitur 40 personalizuoto sprendimo Lietuvoje nebuvo, plus koronavirusas davė irgi savo paskatą tą, kad visi pradėjo skaitmenizuotis. Nu ir A plus B plus C, sakykime, suvedė prie to, kad investuotojai patikėjo. Jie matė, kad mes esame ambicingi, jauni, užsidegę, norintys padaryti, vat Leo irgi mato tą dalyką, ne? Ir tada pamatė, kad turim už savęs solidžią komandą mokytojų, ekspertų, kurie darė visą tą, kaip pasakykime, turinį ir turi išmanę tame. Nu ir ką, atrodo gera kombinacija ir keista kombinacija tarp sakykime, skirtingų kartų padaryti kažką tokio švietime, ko nebuvo Lietuvoje. E-licėjaus komanda turi labai ambicingų planų ir jie tikisi, kad jiems atsivers ir tarptautinės durys, bei greitų metų jie turės net 1 milijoną vartotojų. Na, o mane vis tiek domina eurai. Kiekgi dabar jiems trūksta iki 1 milijono? Mes iki 1 milijono tikrai jaučiamės, kad šie metai gali būti tie metai. Iš tikrųjų, šitam ratelį tai pasikraunu, žinai, kaip šalia profesionalų pats profesionaliai. Nesakau, kad aš matematikoje jau dabar kietesnis, bet tiesiog ta energija yra užkrečiama ir tiesiog sergu už jūsų projektą ir tikiu, kad padės ir žinot, kai užkimsta balsas nuo streso, kai artėja kažkoks išbandymas. Tai aš žinau, kad šiandien manęs laukia kažkoks iššūkis, kuo galėčiau padėti, žodžiu. E-licėjaus komanda mano jaudulį priima visiškai ramiai. Užtikrina, kad paaugliai turėtų apsidžiaugti mane pamatę, o ir aš, juk klasėje nebūsiu paliktas vienas. Jie visuomet bus šalia. Leo niekada nesvajoja būti mokytojas? Kaip artistas visą laiką priimu iššūkius atlikti vaidmenį, pavyzdžiui, įsikūnyti į mokytojo rolę. Bus dabar puikiai proga pamėginti šitą profesiją. Mokytojo asistentą. Taip. Ar bijai į klasę eiti? O jei vaikai pradės graužtukais mėtytis? Įdomus reiškinys. Aš su paaugliais kažkaip jaučiuosi nesaugiai, nes jie, man toks jausmas, kad jie protingesni negu aš, nes jie yra tame mokslo, kaip sakome, pačiame žydėjime. Tai yra jaudulys. Pasitarimų kambaryje licėjaus komanda mane supažindina su savo programa ir atskleidžia, kasgi manęs laukia. Nei daug, nei mažai. Turėsiu jiems padėti pravesti matematikos testą Erudito licėjuje.
O taip pat kompanijai padėsiu moderuoti diskusiją su matematikos mokytojais. Sveiki. O dievai, lengva man visiškai nemoka, čia matematikos tikrai nebus. Tai ką, šiandien atvykome mes į šią licėjaus kartu su jumis paspręsti diagnostinį testą, pasižiūrėti, kaip jums sekasi ir kokias žinių spragas turite, ir tada pamėginti kartu su mokytojo pagalba eiti per pamoką ir tiesiog, išmokti naujų dalykų. O Leo kartu su mumis yra tam, kad jums ką padarytų? Tiesiog būtų linksmiau. Mes nesame komisija, mes nesame apsauginiai, mes esame angelai sargai, kurie tiesiog žiūrės, kaip jums sekasi ir jeigu reikės padės. Mes tam, kad vertintume, kaip licėjus jums padeda, ką mes galėtume tobulinti ir kad tas personalizuotas ugdymas, kurį mes propaguojam su licėjum, tikrai vyktų sklandžiai klasės. Taip, vėliau gausite, vieni gausit spragų, kiti sėkmingai judėsit į priekį, tai vėliau namie bus papildoma jums pagalba irgi toliau ruoštis, nuo klasės metu tikrai išsinagrinėsim visas probleminės vietas ir skelkit rankas, kalbėkime mes ir žiūrėsim, kaip jums galim padėti, ok? Tinka? Gerai. Tinka, super, gerai. Ir testas prasideda. Labai noriu mokiniams padėti, bet nelabai moku, todėl atlieku stebėtojo vaidmenį. Ir tuo pačiu tyliai pasvajoju, kas būtų buvę, jei toks įrankis būtų egzistavęs, kai moksleiviu buvau aš. Visų pirma, man klausimas kyla, čia jų visi asmeniniai kompiuteriai. Taip. Jūs duoju, kokie laikai atėjo. Mesgi iš vadovėlių. Ir dar vieną klausimą turiu. Ar man atrodo, ar kiekvieno užduotis yra tos pačios, skaičiai skiriasi? Taip, kiekvienas gauna individualizuotas užduotis, nors ir atrodo uždavinio logika ta pati, bet kiekvienam yra biškai pritaikyti kitaip. Nes mes su tavimi turėjom vadovėlius, galbūt Vilijos šablonas. Galima buvo nusirašinėti, dabar zero tikimybės. Mažiau, tikrai ženkliai mažiau. Žinai, vaikai kūrybingi. Aš niekados neduosiu 100%, žinai, kad nepavyksta. Bet čia nėra ir reikalo. Nėra reikalo. Čia tikslas ir yra, kad kiekvienas galėtų pasitestuoti, įvertinti, kaip jam sekasi jo asmeninį kelionę ir gauti pritaikytą dėmesį, kad toliau galėtų spręstis ir judėti. Super. O tu net nepradėjai, gal tau reikia pagalbos reikia? Ne, pradėjau, pirmą padariau jau. Padarėjai? Taip. 10-ukui? Jo. Iš kur žinai? Gavau teisingą atsakymą, aš kad gerai padariau. Kiek jūs su šitą platformą jau gyvena? Nuo rugsėjo. Nuo rugsėjo? Ai, pusę metų jau. Daugiau negu pusę metų. Ir kaip? Gerai, Gerai, padeda? Namuose, jo. Per pamokas gal tokiu dirbam su vadovėliais, namuose individualiai. Jūs ir namie pamokas ruošiat? Kartais, jo. Kai reikia pasiruoštas. Supratau, nieko nesikeičia, mes irgi ruošdavom. Šiaip tai aš dūkdavau kieme tuo metu, kai reikėdavo ruošti. Ne, čia su Sem kalbos. Ai, supratau, aš galvau jau sufleruoju atsakymus. Ne. Klausyk, turiu tau egzaminą, dabar tau, mes dabar kankiname vaikus egzaminuodami, tai aš tave pakankinsiu. Labai staigiai atsakyk, vis tiek tave girdi, jaudinkis. Kaip apskaičiuoti apskritimo plotą? Yes! Iš karto prigato, žinai. Jo. Na? Viena antroji kart A, kart B. Taip ar ne? Būtų trikampio, o dabar apskritimo. Vilija, tamsta mokytoja. Greitai galite pasakyti formulę, kaip apskaičiuoti apskritimo plotą? Taip. Apskritimas neturi ploto, apskritimas turi tik tai ilgį lanko. Skritulys turi plotą. Oi, čia terminą, jūs supratote, apie ką aš kalbėjau? Pasadino mane, bet labai gudriai. Pasadino mane, norėjau pamandravoti ir nefilmuokit. Trumpai tariant, čia visai linksmai ir įdomu. Kas čia vyksta? Įsitraukė, žinok, skaičiuoja vaikai, sakė, čia 9 klasės kursas, bet jau atsigamina viskas ir pradėjo naudoti pijų. Virtualų asistentą. Aha, pijų. Virtualų asistentą netgi jie turi virtualų asistentą? Taip, bet rekomenduočiau jiems, kad kai vaikas ilgai užtrunka prie užduoties, tas pijus išlistų. Sakytų, reikia pagalbos. Sakytų, hello. Čia yra algoritmai taip užprogramuota? Yra, bet jis labai mažiukas ir nesimato, nepastebimas. Reikėtų, kad jis būtų labiau pastebimas. Žinai, kas man nuostabiausia yra? Pats nuostabiausias dalykas, kaip pradžioje
vaikai buvo galbūt pasyviai žiūrėjo tą visą, o dabar yra toks susidėgymas, tokia motivacija, tokia įtrauktis ir matau, kaip sėkmingai jie juda toliau. Beje, pas jos mokyklos ekranas, geras kino ekranas ir dar touchscreenas, įsivaizduoji? Aš dažnai galvoju, tie vaikai, kurie važinėja iš mokyklos į mokyklą, tai pavyzdžiui galėtų net mobilioje aplikacijoje naudotis šitą programėlę, ne tik tai čia prie kompiuterio pritaikyta. Tai aš, pavyzdžiui, visai sėdėdama važiuoju. Tu apie licėjų? Taip. Ai, aš apie ekraną. Apie ekraną. Beje, kaip jūs jaučiatės po tokių užduočių? Lengviau ar vis tiek streso yra? Ką? Lengviau? Žiūriu, jūs atsipalaidavę, viskas tvarko. Aš galiu iš jūsų sėdėsenos suprasti, kad viskas normaliai. Turit klausimų kokių? Ne. Jūs esate tie išrinktieji iš tų 10% Lietuvoje, ant kurių tai yra išbandyta ir pasiteisinta. Ir ačiū Jums, mes norime, kad visa tai plistų, kad visiems kuo mažiau mokiniams streso būtų, sprendžiant ir protingėjant. Kaip matote, nei mano, nei moksleivių rytas toli gražu nepaprastas. Bet panašu, kad licėjaus programa jiems tiko ir patiko. Dabar laukiu susitikimas su erudito licėjaus mokytojais. Leo, kaip tau pačiam patirtis, matyti dinamikoje mokinius, su mokytojus, su visom technologijom? Kaip tau pačiam visas jausmas? Gerbėjim kolegos matematikai, ačiū, kad esu jūsų ratelėje, nors esu tikrai humanitarinio profilio. Sergu už tai, kad būtų lengviau, už tai, kad tai, ką mes išgyvenom ir kaip kankinamės, kad vis tik 21 amžius ir tos technologijos, kurių bijome, kad jos turi patarnauti ir padėti mokytojam. Suprantu, pirmą savaitę buvo sudėtinga, įdomu, kas buvo sudėtinga, bet bendrai paėmus, kad būtų jums laiko atsikvėpti ir ramiai ir vaikam aiški sistema, kuri padeda jiems dar aiškiau suvokti, negu kad mūsų laikais tai buvo. Ir dar kas smagu, toks tvarus požiūris, daug vadovėlių, daug sąsiuvinių dabar sutaupoma yra. Aš norėčiau dar paklausti, irgi, jeigu šiaip ar susidurėt mokykloje su ta, irgi problema, ką girdim irgi nemažai, kad labai daug vaikų praleidžia pamokų, atostogauja, išvyksta, sakykime, reikia kažkaip spėti pasivyti visą ugdymo procesą, ir kaip jums patiems, matant visą šitą dalyką, kiek tai yra problema pas jumis, sakykime, su jūsų mokiniais, ir ar padeda licėjus užglaistyti būtent šią problemą, kad padeda jiems individualiai mokytis. Taip. Būtent kreipčiau dėmesį dabartinį laikmetį ir jo kontekstą. Prieš 20 metų mūsų visus formuodavo iš esmės tie patys informaciniai šaltiniai. Per televiziją tie patys filmai rodomi, per radiją mes klausėmės tos pačios muzikos. Šiais laikais mūsų asmenybės mes galim formuoti, kaip mes įsigeidžiam, turėti tiek nišinės patirtis ir tiek nišinius skonius, kiek mes įsigeidžiam. Ir tokiam asmenybės formavimuose lauke atsiranda automatinis, individualizuotas mokymo poreikis. Jūs paminėjot vieną iš parametrų, kelionės, kai moksleiviai nukrypsta, tai tokių parametrų šių dienų yra labai daug ir labai smagu, kad jūs atliepiat poreikį. Kaip Jūs manot, ar licėjus galėtų pakeisti korepetitorių? Aš norėčiau, kad pakeistų, todėl kad korepetitorius moko, licėjui vaikas mokosi, o svarbiausias mokykloje mokymosi tikslas koks? Išmokti mokytis, priimti informaciją, ją suprasti, tai yra iš tikrųjų vertinga. Korepetitorius yra tik tai, tarnas, pagalbininkas. Unikali komanda tuo, kad pas juos komandoje yra viena iš geriausių matematikos mokytojų Lietuvoje. Komanda tikrai jauni žmonės ir jie pamatė, kad reikia spręsti problemą, kuri Lietuvoje yra aktuali, tai yra matematikos raštingumo didinimas, arba finansinio raštingumo didinimas. Ir jie tą daro pasinaudojant dirbtiniu intelektu. Tai manau, kad Lietuvoje, kiek dabartiniu momentu jie yra pasiekę mokinių, kiek mokinių naudojasi jų platformą, yra labai geras rodiklis. Manau, jų sekantis žingsnis, kur jie turėtų susifokusuoti, o tai kaip tą pačią paslaugą pasiūlyti užsienio šalims. Ir čia, manau, pats didžiausias jų iššūkis bus. Bet ar jie yra gabūs tą padaryti, matau, kur jie dalyvauja, kokiuose ten dalyvauja akceleratoriuose, su kuo ten bando susitikti, manau, kad jiems tikrai pasiseks. Bus nelengva, tikrai, bet jeigu pasiseks, manau, tai turėsim vieną iš irgi geresnių startuolių Lietuvoje.